netgi galima ant esamų spalių papildomai užpūsti ten birios vatos. Tai nėra labai kažkoks brangus šiltinimo būdas, kad reikėtų labai didelę renovaciją namui daryti. Jeigu ir prieš 15 metų statyti namai, atrodo ne taip jau ir senai, bet tai 2009-2008 metais, tuo metu buvo daug daryta broko, daug statybų prieš tas krizinius laikotarpius, tai ką dabar mes gaunam, kokios vis dar užklausas, kad keisti stogą, apdailą ardyti, tai yra labai brangu, tai mes galim papildomai vatą įpūsti į tam tikras ertmes, tarp gipso ir garo plėvelės. Didžiausias nuostolis būna tas, kad jeigu blokelinis namas, nenutinkuotas blokelis, sudėtas gipso profiliai ir gipsas, ir paliktas 5 cm tarpas tuščias. Ir tuomet rozetės jungtukai švilpia, sandarumo namas neturi, tai mes ne vieną ir ne 2 ir ne 3 objektus darėm. Sugrėžiojam visą tą gipsą, tai nėra didelės skylutės, maždaug 23 mm diametro, ir tą visą tarpelį užpildom vata, tai kas jam belieka? Nusiglaistyti ir per naują nusidažyti sienas. Tai yra minimalūs kaštai.